Sveiki, su jumis Unboxing LT ir siuntinys iš Gerbės parduotuvės. Jisai buvo neregistruotas, aš esu rašiau netgi dvi kainas, keliavosi 15 dienų, įsivaizduojat, per 15 dienų labai greitai atkeliavo, kosmosas, reiškia, skraido tiesiog siuntiniai. Čia yra du daiktai, bet mes juos pakuosime kiekvieną atskirai, kainą susirašiau, kad žinot, dabar kalbėsime apie daiktą, kuris kainuoja 2,63 €. Taip kad išpakuosiu. Labai čia man išeis su šituo atkreipinėti, tiesiog pasimsiu žirklės, nenoriu, kaip sakoma, pažeisti daiktų, kurie tenai yra. Taip, atidarom ir ištrauksiu tik tai vieną daiktą, kuris kainavo 2,83 €. Ir šitas daiktas pas mus bus va štai toks. Kas tenai yra daugiau nerodysiu, bus visiškai kitas video. Taigi, kas čia? Čia pas mus yra toksai daiktas skirtas automobilio sėdyniai. Tie, kas turi vaikų, atkreipkite dėmesį. Tai yra vaikai labai mėgsta atsisėsti galinėje automobilio sėdynėje ir savo kojomis, būtent nešvariomis kojomis, tepti priekinės sėdynės atlošą. Tai va šitas va daiktas yra tam, kad uždengti tą sėdynę, kad vaikai galėtų savo kojomis purvinti viską, o atlošas būtų apsaugotas. Tai va, jisai man kainavo 2,63 € ir paketas visas keliavo 15 dienų. Nu, ką aš žinau. Man rodos, kažkaip tai čia kažkokiai tai labai mažam automobiliui. Negaliu nieko sakyti, tiesiog eisim, uždėsim, bandysim, tada ir vertinsim. Manau, kad čia viskas bus tvarko ir viskas gerai su šituo, vat, kaip sakoma, sėdynės uždangalu. Savame aišku viską nufilmuosiu ir savame aišku viską įvertinsim. Pasižiūrim pasiuvimą dar prieš tai. Na, pasiuvimas kaip pasiuvimas, kažkokie tai nelabai kokybiškai padaryta. Čia gal ir laikys viskas tvarkoja. Gerai, einu, kabinu viską automobilį, bandom, žiūrim, vertinam. Taigi, įvertinsiu iš karto 3 žvaigždutės iš 5. Reiškia, perkite patys. Jeigu jums patinka tai, ką jūs čia matot, prašau. Man asmeniškai nelabai. Iš principo, mano sėdynė yra pakankamai didesnė, čia yra Škoda Yeti automobilis ir jis man pasirodė truputį trumpokas. Jis ne iki galo viską uždengia. Aišku, viską apsaugo ir taip toliau. Taip pat aš neradau, kur prikabinti tuos kabliukus savo automobilį, taip kad tas gumelės tiesiog užvarvolinau ant savo sėdynės ir tiek. Na, laikyt laiko, apsaugo, bet kokybė nepasakyčiau, kad būtų labai jau super. Taip kad iš principo, jeigu norit, pirkit, jei nenorit, tai nepirkit. Tai tiek, žinokit, nieko daugiau negaliu pasakyti.